tapydavau paveikslą ir tol, kol paveikslą nepajusdavau mirties, ta pačia giliausia prasme, tol paveikslas man būdavo nebaigtas. Dabar man mirtis yra paslaptis. Paslaptis visų mūsų motina. Žemėje viskas turi pradžią ir pabaigą. Siela neturi nei pradžios, nei pabaigos. Siela, kaip ir kūnas, serga ir sveiksta. Miegas yra mirties repeticija, bet jis daro stebuklus. Stebuklas yra paslaptis. Paslaptis yra mūsų sielos motina. Viskas gimsta iš motinos, mes turime mylėti motiną, kokia ji bebūtų. Bet, matai, vienas dalykas pajust paslaptį, kitas dalykas yra ją įvardint. Įvardint kuo? Įvardint paveikslu, opera, reiškia eilėraščių. Šitais meno kūriniais, kuriems būtina, reiškia, sąlyga yra gyvybė. Jeigu paveikslas negyvas, jis niekam nereikalingas. Tas naujas etapas tapyboj, man labai rūpi faktūros. Faktūros priduoda darbui muzikalumo. O geras tapybos darbas turi turėti ir poezijos, ir muzikos, ir išminties. Visą tai, aišku, susiveda į paslaptį. Žodžiu, tai yra neįvardinama. Bet paveikslą reikia, galima, jeigu esi įgudęs šituose reikaluose, tai paveikslą užtenka matyti jausmu. Jeigu tu esi išsilavinęs žmogus, tai tada ir jausmas eina per tą prizmę žinojimo. Sokratas sakė, kad žinojimas yra dorybė. Tai faktas, reiškia, bet žinojimas turi būti ne bet koks, bet per savo asmenybės prizmę. Tai tavo matymas ir tai tu. Čia toks klausimas kyla kartais, kad atrodo gal jau baigtas, žinai. Bet tu žiūri į nebaigtą paveikslą ir klausi viešpatie, ar tau patinka. Reiškia, ir tu turi pats savo, paklausi ir pats savo atsakyti. Reiškia, viešpatie, ar tau patinka, reiškia. Jeigu man patinka, tai dar nereiškia, kad Dievui patinka. Ji visada guli prie paveikslo.